Šiandien savo kukliame biure Jonas Gavelis užsiima tuo, ką vadina savo naująją aistrą – kepa marškinėlius. Jonas sako, kad perkelti kiekvieną naujai gimusią idėją ant marškinėlių labai smagu, nes kasdieną sumastai kažką naujo. Prieš tai dar mokykloje apie nuosavą verslą svajojęs jaunuolis išbandė įvairiausias sritis. Pirmas toks rimtas žingsnis į verslą tai buvo Vilniaus savivaldybė skelbė konkursą, kur galima buvo laimėti 10 000 savo verslo idėją įgyvendinti. Tai parašėm projektą, laimėjom 10 000, įsteigėm įmonę, sukūrėm sistemą, kuri buvo skirta transporto pardavimui, vadinosi Getrans, bet po kiek laiko tiesiog tą sistemą pasižiūrėjom, kad per mažai patirties turim ir tiesiog nutarėm parduoti ją. Pripažinkite, kiekvienas yra svajojęs apie nuosavą verslą, būti šeimininku pačiam savo ir nepriklausyti nuo svetimos valios. Tačiau įgyvendinti šias ambicijas pristinga drąsos ar ryžto. Mūsų jau pažįstamas Jonas drąsina, kad registruoti uždarąją akcinę bendrovę netaip ir sudėtinga. Svarbiausia išstudijuoti konkurencinę aplinką. Mat gali paaiškėti, jog jūsų originali idėja netokia jau ir originali, o patrauklia atrodžiusi niša perpildyta. Kitaip tariant, pažinkite savo priešą ir mūšis bus lengvas. Ironiška, tačiau šūsnis dokumentų ar begalė varstomų įstaigų durų nėra didžiausias iššūkis. Dažnai net 14 kartų tenka ieškoti naujo vardo savo organizacijai, mat visi jau būna užregistruoti. Kad nereikėtų su nauju pavadinimu kasdien bėgioti į registrų centrą, iš pradžių patikrinkite jį centro internetinėje svetainėje. Dėl pavadinimo apsispręskite tvirtai, nes perregistruodami dokumentus vėliau paklosite papildomus 500 litų. Ponas Gavelis taip pat patarė iš karto pasidomėti, ar jūsų kompanijos vardo domenas, būsimas įmonės internetinis adresas nėra užimtas. Juk sakoma, jei tavęs nėra internete, reiškia tavęs visai nėra. Surašyti steigimo sutartį bei protokolą ir patvirtinti įstatus patės notaras. Paminėtina, kad prieš pateikiant steigimo dokumentus pas notarą, notaras paprašys, kad uždarosios akcinės bendrovės atveju būtų įneštas minimaliausias įstatymė numatytas įstatinis kapitalas, tai yra 10 000 litų. Šie pinigai yra įnešami į banką, bankas išduoda pažymą, bankuose apie šios pažymos išdavimą visi banko darbuotojai tikrai žino, tai dėl to problemų nekyla. Tikrai steigėjas gavęs šią pažymą kartu su kitais dokumentais, anksčiau minėtais, pateikia juos notarui, kuris juos patvirtina jų atitikimą įstatymam bei atiduoda steigėjui, kuris juos, kaip minėjau, pristato juridinių asmenų registrui. Jei steigėjai du draugai, neskubėkite pasidalinti įmonės per pusę, tai yra po 50%. Išsiskyrus nuomonėms ar susipykus be teismo sprendimo išeities nerasite. Visas reikiamas formas taip pat rasite teisininko arba notaro kontoroje. Kiek visą tai kainuoja? Nei daug, nei mažai. Už dokumentų patvirtinimą bei paruošimą notarui gali tekti pakloti apie 500 litų. Suma priklauso ir nuo jūsų asmeninio indėlio bendradarbiaujant. Juridinių asmenų registras už pavadinimo užregistravimą ir saugojimą pusę metų paprašys 65 litų, o už galutinį įregistravimą dar 192 litų. Na ir žinoma, įstatinis kapitalas – 10 000 litų. Pridėkite nenumatytas išlaidas ir minimali suma jau siekia 11 000. Tačiau mūsų herojus sako, kad viską galima padaryti daug paprasčiau. Reikia žinoti, kad vis dėlto tie 10 000 įstatiniam kapitalui, visada šiandien dienai situacija yra tokia, kad visi tą daro ir, kaip sakant, ir mes natūraliai tą darom. Tai yra, kad 10 000 įstatinių kapitalų realiai reikia 3 savaitėm registruoti įmonę. Tai jeigu nori žmogus, tai realiai galima įsteigti įmonę už 1000 litų, turime į uždarą akcinę bendrovę. Ir po to jau buhalterės kompetitingos puikiai sutvarkys, kaip galima ir veikti. Jonas įsitikinęs, kad uždaroji akcinė bendrovė yra teisingiausias būdas verslui vykdyti. Verslo liudijimai išduodami ribotoms veiklos sritims. Individuali veikla, kaip ir individuali įmonė, nesėkmės atveju pareigoja jūs atsakyti savo turtu. Tad rimtai nepasisekus galite atsidurti net už grotų. Tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė atsako tik įmonės turtu.